Sveiki! Sekmadienio rytas, metas rodyti NKTV. Ir aišku, man Ernestui Janušui pasisveikinti su jumis viso laidos kolektyvo vardu. Laida NKTV tai reikalas, televizinis reikalas apie technologijas, svetainės ir aišku kompiuterinius žaidimus. Visų šių reikalų bus nemažai, o konkrečiau apie tai, kas šiandien laidoje, prašau, anonsas. Rubrikoje tinkle kursime savo Barbra Streisand miksą. Patarimai norintiems emigruoti, smegenų galias tikrinantys žaidimai. Bendrausime su protingu robotu lietuviškai ir žaisime sudėtingiausią pasaulyje žaidimą naršyklėje. Netrukus žaidimų rubrika, kurioje naujoji Dragon Age dalis mus stipriai nuvylė. Sužinosite kodėl. Jūsų mylimieji Simsai keliauja į viduramžius, taip, į senovę. The Sims Medieval apžvalga. Šiandien rinkoje globalus kompiuterių kainų augimas neišvengiamas. Taip sako nepriklausomi ekspertai. Priežastis dvi – komplektuojančių dalių gamybos brangimas ir Kinijos juanio kurso augimas. Papildomai ekspertai prideda, jog Kinijoje auga darbo užmokestis. To pasekmė – pasauliniai kompiuteriniai prekių ženklai mąsto, kaip perkelti gamybą į pigesnes šalis. Tokias kaip, pavyzdžiui, Vietnamas. Prognozuojama, kad pirmiausiai brangs pagrindinės plokštės ir atmintis. Pasaulyje kasdien yra išsiunčiama visa galybė anoniminių elektroninių laiškų. Kodėl jie anoniminiai, paklausite? Kodėl niekas po jais nepasirašo? Dėl dviejų priežasčių. Pirma priežastis tai gera priežastis. Na, tarkim, jūs norite iškrėsti bičiuliam pokštą arba anonimiškai prisipažinti kam nors meiliai. Antra priežasčių grupė tai yra piktybinės priežastis. Spameriai, interneto virusai ir visokia kitokia nelegali interneto velneva veikia be autoriaus, pavadinkime tai taip. Tačiau ar įmanoma nustatyti elektroninio pašto laiško autorių? Aišku, kad įmanoma. Dažniausiai autorius yra nustatomas pagal kompiuterio IP arba unikalų adresą. Tačiau pagal tai teisme yra praktiškai neįmanoma įrodyti, kas per asmuo parašė tą laišką. Štai kanadietis, Konkordijos universiteto profesorius Benjaminas Fungas ir jo kolegos sukūrė naują metodą laiško autorystės nustatymui pagal bet kokį tekstą. Ši metodika paremta frazių ir kalbos ypatumų analizė. Analizė vyksta štai taip. Visų pirma, atmetamos bendro naudojimo frazės, sukauptos didžiulėje duomenų bazėje. Ši bazė sudaryta iš net 200 000 elektroninių laiškų. Likusigi elektroninio laiško teksto dalis ir yra tas autoriaus elektroninis asmens antspaudas. Naudojant šį metodą galima nustatyti autoriaus amžių, lytį, išsilavinimą su kone 90% tikimybę. Štai toks yra tas metodas atpažinti, kas per asmuo parašė anoniminį laišką. Atliktas kompiuterinių nusikaltimų postsovietinėje erdvėje tyrimas. Į šią erdvę, kaip žinia, patenka ir mūsų lietuvėlė. Šiame tyrime kibernusikaltėliai vertinami kaip ūkio subjektai. Kalbama apie jų kainodarą, monopolijas, konkurenciją ir panašius dalykus. Taigi, praėjusių metų kompiuterinių nusikaltimų rinkos apyvarta pasaulyje buvo 7 milijardai dolerių. O štai mūsų postsovietiniai erdvei iš tų 7 teko net 2,5 milijardo dolerių. Taigi, posttarybiniai kibernetiniai nusikaltėliai kontroliuoja maždaug trečdalį pasaulinės apyvartos. O dabar trumpai apie kibernusikaltėlių teikiamas paslaugas ir jų kainas. Populiariausia paslauga tai yra botnet arba kompiuterių zombių tinklas. Visų pirma, zombių tinklo operatorius siunčia virusus ir kirminus, apkrėsdamas paprastų vartotojų kompiuterius ir tokiu būdu instaliuodamas jiems programą botą. Tada botas prisijungia prie jį valdančio serverio ir zombių tinklo operatorius gali valdyti tūkstančius ir net milijonus kompiuterių visame pasaulyje. Paminėsiu svarbę detalę, tų kompiuterių savininkai, tarp kurių esate ir jūs, net neįtarėte, kad jūsų kompiuteris naudojamas, pavyzdžiui,
spamo siuntimų. Taip, iš jūsų kompo keliauja spamas kitiems nekaltiems žmonėms. Ir už tai zombių tinklo operatoriai gauna nemažai pinigų. Jeigu jūs norite įsigyti teisės į botus valdantį serverį, tai jums kainuos nuo 3 iki 10 tūkstančių dolerių. Tada galėsite siuntinėti spamą patys. Tai rubrika Tinkle – vieta, kurioje daug gerų, įdomių ir visokių kokių naudingų interneto svetainių. Dėkui jums už pagalbą. Ačiū, kad mūsų Facebook'e rašote savo nuorodas. Juk tarkim, įsivaizduokit, kad šiaip nuorodų ieškočiau aš, mano kolega vienas, mano kolega antras, o aš turiu jūsų pagalbininkų ir laidos draugų armiją. Tikrai ačiū už interneto turinio filtravimą. Gerai, pirmoji svetainė, kurią noriu parodyti. Jos jau seniai pageidavo daugybė jūsų, tarp jų Raminta, Donatas, Raimondas, paustinot ant mūsų sienos, pagaliau žiūrime į šį puslapį. GoBarbara.com. Be jokios abejonės, Daksos ir Barbros Streisand, puikiai žinote šią dainą, netgi jeigu iš pavadinimų ir neatskiriate, bet to išgirsit ir sužinosit. Ką galima padaryti? Galima pakeisti vienintelius dainos žodžius, kurie skamba Barbros Streisand, į savo pageidaujamus žodžius. Kaip tai daroma? Visų pirma, pasirenkate kalbą, pastebėkit, yra netgi lenkų kalba, palieku jums pabandyti šį desertą. Renkuosi anglišką, tebūnė pats pirmas balsas, kadangi mes esame NKTV, tai pabandykim turėti savo dainos versiją. Įrašau NKTV, go ir klausausi. Barbros Streisand, NKTV miksas. NKTV. NKTV. Noriu tarti milžinišką ačiū Ovidijui už žiauriai įdomų puslapį. Jame jūs galite pasitikrinti, ar verta gyventi tam tikroje šalyje. Na, ne jūsų šalyje, ne Lietuvoje. Jeigu norite išvažiuoti ir emigruoti, galite pasitikrinti kai kuriuos esminius statistikos rodiklius. Pasitikrinkim. Svetainė vadinasi išvertus, jei tai būtų mano namai.com. Kaip tai veikia? Reikia išsirinkti šalį. Tarkim, aš norėčiau emigruoti į Balanematę, Kamerūną. Svetainė lygina Lietuvą su Kamerūnu. Ok. Matau, pirmas rodiklis. Jeigu aš gyvenčiau Kamerūne, lyginant su Lietuva, statistiškai aš turėčiau 3,6 karto daugiau kūdikių negu Lietuvoje. 51 kartą išauga mano tikimybė užsikrėsti AIDS. Ir aš vartočiau 90% mažiau elektros, 93% mažiau naftos, uždirbčiau 85% mažiau pinigų. Kas yra nesmagu. Ne, į Kamerūną aš nemigruosiu. Noriu grįžti į titulinį puslapį ir pažiūrėti, kur čia galima migruoti. O, tolimoji, šaunioji Australija, tebūnie ji. Štai, lyginama Lietuva ir Australija, įvairūs rodikliai. Aha, štai rodiklis, prašau. Uždirbčiau 2,5 karto daugiau pinigų negu Lietuvoje. Tik 2,5 karto Australijoje? Rimtai? Džiaugiuosi, kad NKTV turi žiūrovą, kurio vardas yra Rolandas, o pavardė Stuogis. Nes Rolandas Stuogis pasiūlė visiems, jums ir mums, patikrinti savo smegenų galią, greitį ir amžių. Bandome tikrinti. O tikrinti reikia žaidžiant. Štai bent patikrinimas. Tikrai smagu. Atminties žaidimas. Taisyklės paprastos. Kompiuteris pajudina rutuliuką, o jūs turite atkartoti. Iš pradžių tai yra vienas rutuliukas, dabar yra 2 rutuliukai. Štai, seka. Piau, piau. Vėliau visas reikalas sudėtingėja. Jau 3 rutuliukų seka. Štai, 6 lygiai aš ir suklydau. Prieš tai bandžiau, gavosi, tiesą pasakiau, 7. Bet 6 lygiai suklydimas reiškia, kad mano smegenų amžius yra 40 metų. Oi, negeras puslapis, nes mano smegenys iš ties yra jaunesnės ir kur kas guvesnės. Gerai, kviečiu ir jūs pasitikrinti savo smegenų amžių. Ne vieną kartą NKTV žiūrovai galėjo matyti
kaip aš televizijos ekrane kalbuosi su robotu, su kompiuteriu. Yra puslapiai, kuriuose įdiegti taip vadinami chatbotai, jie yra suprogramuoti taip, kad tarkim rastų kažkokius protingus atsakymus į jūsų pateiktus klausimus, bet aišku, jūs puikiai suprantate, kad frazių gausa yra labai ribota ir pokalbis iš esmės nėra protingas. Norim pristatyti Augusto Kuodžio atsiųstą nuorodą, dar vieną pokalbių botą, kuris turi vieną ypatybę. Ypatingą ypatybę. O ji yra lietuvių kalba. Taip, šis robotas kalba lietuviškai, tad pabendraukim. Jis vadinasi Cleverbot. Kalbėkime lietuviškai. Labas. Kodėl jis man rašo what? Kodėl? Aš prieš tai... Tikrai nemeluoju. Prieš filmavimą aš suvedžiau labas, jis man parašė sveikas. Gerai, rašau jam sveikas. Kodėl? Kodėl tu taip darai? Laba diena. Gerai. Durnius tu. Jis man atrašė išversiu štai ką. Taigi, kodėl tavo katinas laiko tavo pinigus savo pilve? Mielas Augustinai, toks tad tavo lietuviškai kalbantis protingas botas. Linkiu sėkmės prakalbinant šį niekšą lietuviškai. Trumpai atsipūskite, pažiūrėkite minutę kitą reklamos bei anonsų ir grįžę į laidą NKTV, naršykite kartu su manimi toliau. Reklaminė pertraukėlė ne priežastis pabėgti nuo NKTV, nes mes jums turime parodyti dar štai ką. Netrukus toliau nersime į tinkle reikalus, o iš karto po to žaisime. Kuo mus stipriai nuvylė naujoji žaidimo Dragon Age dalis? Jūsų pamėgtieji ir puikiai pažįstami Simsai keliauja ne tolyn, o atgal į viduramžius. Taip, jums nepasigirdo. Simsai viduramžiuose. Andriau, ar tu tikrai nori, kad mes žaistume sunkiausią pasaulyje žaidimą? Taip šis žaidimas pavadino pats save. Gerai, bandom žaisti. Atidesni laidos žiūrovai puikiai žino, kad aš nesu labai geras kompiuterinių žaidimų žaidėjas. Štai, su šiuo raudonu kvadratėliu aš turiu, išvengdamas mėlynųjų taškų, pereiti turbūt į kitą kraštą. Bet kad ir kiek aš bebandyčiau, aš negaliu nieko padaryti. Žinot ką, nepykit, bet šį sunkų darbą aš paliksiu jums. Prašau. Pereikite lygį, o galbūt net visą žaidimą ir pasigirkite mūsų Facebook'e. Pirmin. Kodėlgi neparodžius amžinosios klasikos? Taip aš vadinu interneto darbastolių užsklandas arba wallpaperius ir jų duombases. Wallbase. Vygantas Pauliukonis atsiuntė šią svetainę. Paieškokim, pavyzdžiui, beach, tebūnie paplūdimys, po paralės. Ai. Ne, arklio paplūdimį nereikia. Aš rinkau beach, o ne beach. Taip. Man patinka štai šis. Tebūnie. Spaudžiam dešinį klavišą. Set as desktop background. Patikrinkim. Štai, mano mielas kolega Juliau, paliku tau kompiuterį tokį. Na, Ramūnai Šatkau, žiauriai mėgsti šį puslapį, ar ne? Gerai, tai yra nuogalių laikrodis, kuomet laikas jums rodomas nepaprastais skaičiais, bet skaičiais sudarytais iš nuogų mažyčių žmogiškų figūrėlių. Spaudžiame pelę. Štai, jie persirikioja į valandas, minutės ir sekundės. Kas čia dar bus? Okei. Toks, pavadinkime, analoginis nuogalių laikrodis. Žiūrėt, kaip juokingai eina sekundės. Iš tikrųjų, jos eina į priekį.
Tai aš nesuprantu, čia vyrai ir moteris. Kas čia? Atsisėdo vienas. Pajudėjo. Nebeleidžia balionėlių. Prieš tai buvo balionėliai, su balionėliais įdomiau. Ačiū, kad naršėte internetą kartu su manimi. Gerai, nenaršėte, o žiūrėjote, kaip naršiau aš. O dabar kviečiu pasimti į ranką savo peles, uždėti pirštus ant trackpadų nešiojamų kompiuterių ir aplankyti vieną, kitą, ar netgi visas iš karto interneto svetainės, kurias ką tik parodžiau. Kaip rasti adresus? Paprastai. facebook.com// laida NKTV. Nepamirškite palaikinti mūsų profilio, nepamirškite palikti ten tai, ką atrandate gero internete. Aš ir visi laidos žiūrovai padėkos jums. Viskas. Su tinkle baigiame. Sugalvojau, kad standartinį klausimą pasuksiu kiek nestandartinių kampų. Jeigu jūs būtumėte nukelti į negyvenamąją salą, koks klausimas? Ką pasimtumėte? O konkrečiau, kokį vieną kompiuterinį žaidimą jūs norėtumėte su savim visam savo likusiam gyvenimui pasimti į negyvenamą salą. Dar viena detalė, ten turbūt nebūtų interneto ir galimybės žaisti tinkle. Mums tiesiog smalsu. Parašykite ant mūsų Facebooko sienos. O dabar žaidimų rubrika. The Sims serija su trenksmu į žaidimų pasaulį įsiveržė prieš 11 metų 2000-aisiais. Tuomet pirmą kartą ji leido žmonėms valdyti virtualių šeimų gyvenimus. Iki šių dienų jau parduota daugiau nei 100 milijonų visokiausių Simsų žaidimų. The Sims per metus neišvengiamai keitėsi, bet esmė išliko ta pati. Susikuriame veikėją ar jų šeimą, pasistatome įrengiame būstą, toliau rūpiname šeiminykščiais, siekiame karjeros ir užsiminėjame visokią kitokią velnevą. Tuo tarpu The Sims Medieval, apie kurį kalbame šiandien, yra drąsus žingsnis į šalį nuo įprastų serijos reikalų. Naujausias Sims šeimynos narys net turi istoriją. Žaidėjai čia įmasi The Watcher arba stebėtojo vaidmens. Ši paslaptinga būtybė stebėjo žemę, kol joje pasirodė žmonės. Šie gyveno, dauginosi ir garbino stebėtoją. Tačiau jie buvo labai kvaili ir susinaikino. Stebėtojui tai nepatiko ir jis pradėjo galvoti, kaip galėtų padėti žmonėms. Ir staiga naujas valdovas atplaukė užkariauti stebėtojo krašto. Štai ir nauja proga palaikyti žmoniją už rankos ir išgelbėti žmoniją nuo susinaikinimo. Visų pirma, žaidime teks sukurti karalių ir karalienę. Be šios porelės karalystėje reikės apgyvendinti ir kitus herojus. Na, tarkim, riterį ar bardą. Sukūrėte veikėją, toliau renkatės užduotį. Iš pradžių vykdysime karaliaus užduotis. Po truputį pereidami ir prie kitų veikėjų. Kartais užduotis fiksuotos, kartais nuo pasirinkto herojaus ar kelio priklausančios užduotis. Kam to reikia? Vykdant užduotis auga stebėtojo lygis, atrakinantis naujus nuotykių komplektus. Taip pat užduotį vykdę Simsai gaus pinigų ir patirties. Visa šalis gaus statymo taškų, kurie bus panaudojami naujiems pastatams, bei tam tikrų atributų, pavyzdžiui, saugumo ir kultūros. Čia reikia pastebėti, kad žaidimas daug labiau orientuotas į RPG stiliaus nuotykius, nei į Simsų gyvenimų priežiūrą. Iš visų Simsų gyvybinių rodiklių liko tik alkis ir energija, kurios užtenka papildyti kartą per dieną. Kita vertus, Simsų galimybė sėkmingai atlikti vieną ar kitą užduotį priklauso nuo jų susikoncentravimo, o šis priklauso nuo veikėjo klasės, maisto kokybės, sveikatos, charakterio savybių tenkinimo ir daugybės kitų veiksnių. Kai kurios charakterio trūkumus, pavyzdžiui, alkoholizmą, lengva patenkinti. Su kraujo troškimu yra sudėtingiau. Na, gali tekti prikulti kokį pilies patarnautoją ar nesusipratusių valstietį. The Sims Medieval yra ryškus bandymas atitrūkti nuo pagrindinės serijos linijos. Žaidime netrūksta smagaus humoro ar stebėtinai tamsių epizodų. Serijos fanams gali nepatikti atotrūkis nuo šeimos ūkio tvarkymo ir posūkis į nuotykius. Tačiau tiems, kas mėgsta RPG ir kas Simsų serijos dar apskritai nebandė, dabar tai puiki proga padaryti. Kai 2009 lapkritį įsijungėme pirmąjį Dragon Age Origins, apėmė itin malonus jausmas. Ir nors tai tikrai nebuvo Baldur's Gate tęsinys, ko tikėjosi daugelis RPG gerbėjų, tačiau žaidimas buvo išties kokybiškas, gilus, su turtinga siužeto linija ir daugybė žaidimo valandų. Kažko panašaus tikėjomės ir šį kartą. Tačiau vakare prisėdę prie kompiuterio išbandyti Dragon Age 2, palaimingą šypseną pakeitėme
kitomis veido išraiškomis. Skirtumai nuo pirmosios dalies išryškėja jau pačioje pradžioje. Herojaus pasirinkimas. Štai antroje dalyje galimybių kažką keisti gerokai mažiau nei pirmtake. Na tai galima pateisinti tuo, kad žaidimas sukasi aplink vieną pagrindinį herojų. Na, tad prie šios dalies per daug nesigabinėsime. Dragon Age 2 veiksmas prasideda be jokių didelių įžangų. Jau nuo pirmųjų sekundžių Hawkas ir jo žavioji sesutė pradeda kapoti tamsos pabaisas. Tad nuo pat pirmųjų momentų pamatome ir didžiausią skirtumą nuo pirmosios Dragon Age dalies. Konstatuojame, klasikinis Baldur's Gate įkvėptas RPG virto paprasčiausių veiksmo RPG. Na, tokių, kokius dažniausiai matome konsolių rinkoje. Hawkas ir jo draugeliai be atvango švaistosi gigantiškais kalavijais, iš dangaus lyja strėlėmis, paleistomis iš arbaleto, aplink ugnies pliūpsniais virsta magija. Veiksmas, veiksmas, veiksmas. Sakysite, juk kaip ir anksčiau galima padaryti pauzę ir apmastyti mūšio taktiką. Na, gerbėmiai, kokia čia gali būti taktika? Vienintelė vieta, kurioje teko bent šiek tiek pasukti galvą, tai kova su bosu Deep Roads teritorijoje. Pripažinsime, tai buvo išties kietas riešutėlis. O toliau visa taktika žaidime susivesdavo į spustelėjimą ant naujo priešo, kurį Hawko Hebra netrukus ištaškydavo į gabalus. Kitas didelis skirtumas nuo pirmosios dalies – pagrindinio herojaus kompanionų valdymas. Dragon Age 2 didžiai daliai savo sėbrų negalėsite pakeisti šarvų, kai kuriems net ir ginklų. Tad kompanionus tiesiog valdote mūšio lauke, na ir laiks nuo laiko galite jiem užmauti kokį žiedą ar amuletą. Visas dėmesys be abejo į Hawką. Na ir galiausiai žaidimo istorija. Taip, jį pasakojama netradiciniu būdu. Tačiau toks jausmas, kad istoriją rašė rašytojas, kuriam už nugaros stovėjo kostiumuoti Electronic Arts vyrukai ir aiškino, kaip svarbu išleisti produktą, kurį pirktų visi. Todėl galima sakyti, kad istorijos žaidime nėra. Tai yra, buvo paprastas vyrukas Hawkas iš kaimo, jis atkeliavo į didelį miestą, įvykdė kelias užduotis, tapo superherojumi. Ar ši istorija verta antrosios žaidimo, kuris 99 buvo pripažintas metų RPG dalies? Mūsų nuomonė ne iš tolo. Kol dar visai neužspringome nuo kritikos, metas šiek tiek nuo jos atsikvėpti ir pasakyti, kad nepaisant visų išvardintų trūkumų, žaidimas smagus, dinamiškas, greitas, įtraukiantis. Ir jeigu tai būtų bet kuris kitas žaidimas, jį vertintume tikrai gerai. Bet tik ne šiuo atveju, kai kalba eina apie antrąją Dragon Age dalį. Dabar belieka laukti, kuo kostiumuotieji Electronic Arts dėdės ir kūrėjai iš BioWare nustebins trečiojoje Dragon Age dalyje. Tai viskas, baigiame antrąjį pavasario mėnesį laidoje NKTV. Ar gali būti, kad dar nematėte kokios nors ankstesnės balandžio laidos? Jei taip, pirmin į mūsų YouTube kanalą, adresas ekrano apačioje, pasižiūrėkite, maloniai kviečiame. Aišku, draugaukite su mumis Facebook'e, laukiame jūsų laikų arba mėgstų paspaudimų. Viskas, čia buvo Ernestas Janušas ir visa NKTV Hebra, tariu jums sudie savaitei, iki kito sekmadienio, iki.